su tarpušvenčiu, šiandien Kalėdų 3 diena ir atsivežiau, nusipirkau spintelę, tarsi lentyną tokią ir biškį čia pasistūmiau stalą, kaip matot, kad būtų erdvės ir pradėsime montuoti. Na štai, kaip matote, jau beveik viskas surinkta. Kasgi čia bus? Čia bus vulkaninių uolienų, 3D spausdinių, nuotraukų, knygų ir, aišku, dinozaurų iš parduotuvėlių ir visokiausių muziejų, niekučiai, džiaugsmai ir keli stalčiai šiaip visokiems daiktams. Tai bus lentynėlė ant ratukų. Tai čia dar yra toksai pagrindas, kurį mes ketiname, kaip matote, dar čia reikės padirbėti, kad tie ratukai atsirastų, nes kol kas ne ratukai, o matau, kad jie ratukų nerekomenduoja didelėms lentynoms, tai reikės atsargiai naudoti, nes matyt visa konstrukcija bus nestabili ir gali ir nugriūti ir nuvirsti. Ponai ir ponios, ratukai pritaisyti. Uhu! Oh yeah! Sau, kaip gerai. Prisukau tokį pagalį, 2 pagalius. Ir prie jo pačios ratukai prisitaisė, o šitie ratukai dar turi stabdžius, tai labai geras dalykas ir viskas, jau nelabai nori judėti, stabdžiai veikia. Net su vienu pirštu galima nesunkiai pastumti šitą nuostabų baldą. Kad būtų įdomiau surinkinėjant stalčiukus, įsijungsiu Andrėjaus Spiridonovo profesoriaus epizodą Planeta ant delno – baisiausia diena Žemėje. Asteroidinis smūgis, kuris įvyko prieš paskutiniai stalčiukai. 1, 2, 3, trampam. Nemaža betvarkė, susitvarkyti reikia ir galime pasižiūrėti, kaip atrodo. Laukit, apsuksiu. Tadam, tadam, tadam. T-Rexas ant viršaus. Nuostabu. Kadangi čia turime iš Vezuvijaus, iš Etnos ir iš Islandijos Fagradalsfjelio ugnikalnio vulkaninių uolienų gabaliukų, kaip manote, koks kitas ugnikalnis galėtų papildyti mokslo sriubos vulkaninių uolienų kolekciją, į kurią šalį būtų verta nuvažiuoti, prie kurio ugnikalnio? Ką rekomenduotumėte, parašykite komentaruose. Įdomu. Kalbant apie stabilumą, galime padaryti bandymą ir sukelti mini žemės drebėjimą ir pasižiūrėsime, kaip tie ratukai ir tos visos konstrukcijos laiko ir ar čia nenuvirs ir nenulėks ir ar nebus avarijos ir katastrofos. Sakyčiau, visai neblogai, o jeigu taip
jis ta prasme nevirsta, jeigu patraukia į save. Nu, aišku, mes nenorime, kad čia nėra tokios didelės grėsmės, kad čia kažkas nuvirs. Mes to ir galėjome tikėtis. Viskas gerai, čia biškai apsidaužė. Kaip nauja. Ir žiūriu, čia toks straipsnis pasirodė. Tyrimas: iš vieno arbatos maišelio į kūną gali patekti milijardai nanoplastiko dalelių. Jūs įsivaizduojat? Tai nežinau, ar čia būtent šis maišelis arbatos yra padarytas iš to plastiko, kažkokios rūšies, kuris kyla taip, bet, dabar aš galvoju, ar man gerti šitą arbatą, ar ją išpilti. Iš arbatos maišelių gali išsiskirti milijardai mikroplastiko ir nanoplastiko dalelių kiekviename milimetre vandens. Čia tas milimetras vandens, tai čia tikriausiai supainiota su mililitrais, blogai išversta. Šie skaičiai gali pasirodyti stebėtinai dideli, tačiau jie atitinka ankstesnius tyrimus, kuriuose buvo nagrinėjama plastiko ir didelio karščio sąveika. Štai kaip atrodo per mikroskopą gerokai padidinti tie maišeliai ir kaip matome, jie nėra visiškai idealūs. Ir galiausiai čia įvairios dalelės, jos galbūt užpylus karšto vandens ir nubyra ir susimaišo su vandeniu, nutrupa ir mes išgeriam. Tai jeigu reguliuojančios institucijos įpareigotų gamintojus nurodyti ir ant pakuotės užrašyti, iš ko pagamintas šitas maišelis, aš tada geriau žinočiau ir galėčiau priimti adekvatesnius sprendimus. Jeigu čia yra jis iš plastiko, tai galbūt aš ir nepirkčiau. Aišku, kad nepirkčiau. Bet nustatyta, kad iš polipropileno pagaminti išskiria apie 1,2 milijardo nanoplastiko dalelių mililitre. Tai kiek mililitrų yra šitame puodelyje? Tyrėjų grupė ragina imtis griežtesnių veiksmų, siekiant standartizuoti plastiko naudojimą maisto pakuotėse ir apsaugoti visuomenės sveikatą. Manau, ne vienas nenorime gerti arbatos su milijardais nanoplastiko dalelių kiekvieną dieną. Tai valstybė turi ištirti, reikia reguliuoti šią sritį ir uždrausti, jeigu yra tai pavojinga. Reikia pakalbinti mokslininkus ir pažiūrėsim, ką jie papasakos išsamiau. Nes čia aktualus, manau, įdomus dalykas. Mokslo. Norėjau staršipą nupiešti, bet kaip matote, ne visai man čia gražiai gaunasi. Bet esmė ta, kad čia yra staršipas, kuris skrenda į Marsą, į Mėnulį, Artemis 3 misijas, astronautais ir panašiai. Taigi, ponai ir ponios, Mokslos ribos patronai, didžiulis ačiū rėmėjams Dainiui, Gyčiui ir Algirdai už palaikymą, už mokslo populiarinimo ir švietimo skatinimą Lietuvoje. Kuo daugiau žmonių prisijungs ir palaikys Mokslos ribos veiklą, tuo lengviau bus nuskristi į užsienio mokslo laboratorijas, aplankyti lietuvius dirbančius įvairiausiose tyrimų centruose visame pasaulyje ir aplankyti mokslo, paleontologijos muziejus, ugnikalnius ir, patys suprantat, galimybės yra milžiniškos. Nauji rėmėjai, kurie skirsite 5 ar didesnę dolerių ar eurų sumą, jūsų vardai bus nurodyti ir atsidurs šioje Mokslos ribos patronų garbės lentoje. Ir jų vis čia daugės, aš tuo labai tikiu, su jūsų palaikymu galime padaryti daugiau. Ačiū visiems.